Sveiki, lygiai 14 valandų, kaip ir kasdien tokiu metu eteryje laida Labadiena Lietuva, aš Gabrielė Kloniūnaitė. Su žiniomis aš Jovita Vitkauskė, labadiena. Kelios temos, kurias apžvelgsime laidoje. Rinkimų kuriozas. Į Seimą pirmalaikiuose rinkimuose ketina kandidatuoti mandatą parlamente jau turintis socialdemokratas Ruslanas Baranovas. Situaciją aptarsime su teisininku. Mažiau paslėptų mokesčių ir greičiau išmokamos kompensacijos, kas nuo kitos vasaros keisis keliaujantiems lėktuvais ir ar tai gali branginti keliones. Nuo šiandien Vilniuje galima pamatyti Vilniaus katedros požemiuose rastas Lietuvos valdovų įkapių regalijas. Būdama 75 mirė muzikos ikona Bonnie Tyler. Nepamirštamą atlikėjos balsą ir palikimą muzikos industrijai aptarsime studijoje. Visą tai po naujausių žinių. Rinkimų kuriozu jau pavadinta situacija. Lapkritį vyksiančiuose pirmalaikiuose rinkimuose į Jevgenijaus Šuklino vietą kandidatuoti ketina dabartinis Seimo narys. Valdantieji socialdemokratai į Seimą Nalšios šiaurinėje apygardoje kelia Ruslano Baranovo kandidatūrą. Šiandien norime jūsų paklausti, kaip jūs vertinate parlamentaro siekį vėl kandidatuoti į šios kadencijos Seimą. Ir siūlome 3 pasirinkimų variantas. Vienas iš jų yra tai rinkėjų apgaudinėjimas. Galbūt jūs manote, kad kas nėra uždrausta, tas yra leidžiama, o gal jūsų manimų nuspręs rinkėjai. Atsakyti šį klausimą galite iki laidos pabaigos, nuskanavę QR kodą arba po tiesioginės transliacijos langų. Na, o apie teisinius tokios situacijos aspektus pasikalbėsime su Teisės instituto mokslininku Skirmantu Bikeliu. Labadiena. Labadiena. Tai gal aš ir jūsų paklausiu to paties, ko mes šiandien klausėme žiūrovų, ar tai yra rinkėjų apgaudinėjimas, ar kas nėra uždrausta, tas yra leidžiama, gal visgi rinkėjai nuspręs? Aš sakyčiau, tai gan prieštaringa konstitucijos požiūriu situacija, kadangi kiekvienas Seimo narys, ar jis išrinktas pagal sąrašą ar apygardose, yra visos tautos atstovas. Nėra taip, kad Nalšio išrinktas atstovas, Seimo narys yra būtent Nalšios Seimo narys. Ir ką mes turėtume, kokią situaciją, kad asmo, kuris jau yra visos tautos atstovas, pretenduoja būti išrinktas vėl tuo pačiu visos tautos atstovų. Ir, turėkim galvoje dar, kad rinkimai kainuoja beveik 1 700 000, tai skamba ganėtinai prieštaringai. Kitas dalykas ir visas šitas procesas šiek tiek gali balansuoti ant net gal konstitucijos pažeidimo ribos. Kalbama apie tai, kad jeigu Seimo narys Baranovas laimėtų vienmandatyje, tarsi jo vietą užimtų pagal sąrašą kitas Seimo narys, tai yra kandidatas buvęs už brūkšnio, Tadas Vinokuras, taip. Bet rinkimų kodeksas nenumato tokios situacijos, nes rinkimų kodeksas numato, kad pasislinkimas sąraše įvyksta, kai nutrūksta Seimo nario įgaliojimai. O tai, kad asmuo išrenkamas vienmandatyje, tai dėl to tokio pagrindo nutrūkti Seimo įgaliojimams nėra. Tai nebent, jeigu jau laimėtų vienmandatyje ir prieš duodamas priesaiką laimėjęs kandidatas Baranovas atsisakytų Seimo nario mandato tam, kad vėl toj pat taptų Seimo nariu, tokiu atveju, suveiktų tas pasislinkimas, bet mes vėl kalbam apie tokią kontroversišką labai situaciją. O jeigu kartais tą procedūrą praleistų ir neatsisakytų savo vietos ir prisiektų neatsisakęs, tada pasislinkimas nevyktų ir staiga Seime sumažėtų Seimo narių, liktų 140, nors konstitucija numato, kad 141 turi būti. Tai ant tokių paribių mes čia balansuojame. Jūs užsiminėte, kad rinkimų kodekse nėra numatyta tokia situacija. Ar įmanoma įstatymiškai numatyti visas įmanomas situacijas? Ganėtinai sunku. Tik tai galvočiau, svarstant apie tokias situacijas, ar kad jos nesikartotų, jo labiau turėkime omeny, kad jeigu ne vienas Seimo narys, o keli Seimo nariai imtų ir pretenduotų šitą vieną atsilaisvinusią vietą, vėlgi tas toksai žaidimas, pavadinkim, mums kainuotų beveik 1 milijoną. Ir galvojant apie patobulinimus, gal verta ir į užsienį pasižiūrėti, pavyzdžiui, Vokietijos pavyzdį, kur, tiesą sakant, tokioj situacijai nedaromi nauji rinkimai, o vietą užima pagal sąrašą sekantis buvęs kandidatas tos partijos, kurios atstovas laimėjo tą vienmandatę. Tai, pavyzdžiui, Lietuvos atveju tai būtų Liberalų sąjūdžio kandidatas, esantis už brūkšnio, jam pereitų
teisę būti Seimo nariu ir tai Lietuvai nekainuotų 700 000. Na, šioks toks sprendimas būtų. Taip. Tai ar jūs matytumėte galimybių keisti įstatymiškai nustatymus, kaip galėtų eiti tokia situacija? Galima būtų pasvarstyti, nes apskritai didesnė tokia idėja, kad vienmandatinė sistema, jinai pusė sudaro mūsų Seimą, yra labai brangi, nes kai turim rinkimus pagal sąrašą, tai atsitikus tokiai situacijai ir Seimo nariui numirus ar atsistatydinus, sąrašas tiesiog pasislenka be jokių naujų rinkimų, be didelių išlaidų ir be jokių pertraukų. Kai turim vienmandatę, tai turime tokią problemėlę, jo labiau ta dviprasmybė, kai vienmandatininkai Seimo nariai įsivaizduoja, kad jie yra tam tikros apygardos atstovai, kai iš tiesų jie yra visos tautos ir pagal konstituciją, pagal konstitucinio teismo išaiškinimas yra visos tautos atstovai. Ir netgi mes tai matom praktikoje, kai Seimo nariai ima atstovauti konkretaus rajono apygardos gan siaurus interesus, kas šiaip turėtų būti jau gal savivaldybės klausimas, bet prasideda ypač priimant biudžetą, pageidavimai dėl konkretaus keliuko, pastato ir panašių finansavimo dalykų. Tai šiek tiek išsikreipia situacija, nes pagal konstituciją kiekvienas Seimo narys, kad ir kaip jisai išrinktas, turėtų būti visos tautos atstovas ir mąstyti nacionaliniu lygmeniu, o ne rajoniniu ar apygardiniu. Ne kartą šiandien buvo galima girdėti tokią frazę, ne viskas, kas yra teisėta, yra teisinga. Ar jeigu kalbėtumėm apie teisę ir teisinius principus, galioja tokie dalykai? Matot, reikia žiūrėti dar į tokį dalyką, kad jeigu rinkimų kodeksas gal kažko nenumato, o ką konstitucija sako, nes, tarkim, šiuo atveju Seimo narys, kuris išrinktas pagal sąrašą, sumanė pretenduoti į vienmandatinį. O jeigu sugalvotų kitas vienmandatininkas pretenduoti kitoje vienmandatyje, o rinkimų kodeksas tokioje situacijoje nedraudžia. Kai vyksta rinkimai, per juos taip daryti nevalia, bet čia vyksta jau nauji rinkimai. Ir jeigu kartais laimėtų, vėl vienas asmuo laimėtų 2 apygardose, sumažėtų Seimo narių, konstitucijai tai prieštarautų. Tai rinkimų kodeksai formaliai tarsi neprieštarautų, konstitucijai prieštarautų. Tai kai konkrečios taisyklės nėra, tokia gal kaip ir spraga pavadinkim, reikia pasižiūrėti į konstitucinius principus, konstitucijos nuostatas ir ten gali būti atsakymas. Ačiū Jums už šios situacijos išaiškinimą. Kalbėjome su Teisės instituto mokslininku Skirmantu Bikeliu. Dabar laidoje trumpa pertrauka, netrukus pasikalbėsime apie Donaldo Trumpo pažadus Ukrainai. Tęsame laidą. Donaldui Trumpui pažadėjus Ukrainai suteikti licenciją gaminti raketas Patriot, Kyjivas sako, kad pirmosios jų gali būti pagamintos vos per metus. Ekspertai tai vertina nevienareikšmiškai ir perspėja, kad raketų gamybos pajėgumams sukurti gali prireikti gerokai daugiau laiko. Tai aptarsime su Pasaulio naujienų redaktoriumi Augustinu Šulyje. Labas, Augustinai. Labą. Labai svarbus sprendimas Ukrainai. Kodėl jie yra taip svarbu? Taip, Ukraina šito sprendimo laukia ne vienus metus ir tikrai labai ilgą laiką įtikinėjo Vašingtoną suteikti šią licenciją. Iš principo tai siunčia 2 dalykus. Pirmiausia, politinė žinia, kad NATO Ukrainą mato kaip šalį, kuri gali aktyviai prisidėti prie bendro vakarų alijanso, prie bendro vakarų saugumo. Iki šiol Patriot tų raketų perėmėjų licenciją turi tik 2 šalis – Japonija ir Vokietija, 2 pažangiausios vakarų technologiškai šalis. Tai yra didžiulis pokytis, kad Ukraina, kuri šiuo metu kariauja, gauna tokį svarbų leidimą. Kartu tai aišku ir žinia, kad Jungtinės Amerikos valstijos Donaldas Trumpas tiki Ukrainos galimybėmis, jog ji gali gaminti šias raketas, kurių labai trūksta, ir taip, pasak Zelenskio, aprūpinti ne tik Ukrainą, bet ir padėti aplinkiniam šalim gauti daugiau iš tų raketų. Tačiau už šitos visos politinės žinios, aišku, slypi labai pragmatiški ir labai aiškus Ukrainos oro gynybos trūkumai. Prisiminkime praėjusius metus. Tuomet kiekvienas žinių reportažas apie Ukrainą prasidėdavo nauja statistika, kaip Rusija didina dronų atakas Ukrainoje. Tie dronų skaičiai augo su kiekvienu mėnesiu iki 500-600 tūkstančio dronų per dieną. Rudenį Ukraina į tai atsakė labai paprastai. Ukrainos dronų perėmėjai, pigi technologija, buvo
gana efektyvus atsakas. Tie pigus Ukrainos dronų perėmėjai iš tikrųjų padėjo Ukrainai susitvarkyti su šitomis Rusijos masinėmis dronų atakomis. Galų gale tai tapo technologija, kurios dabar trokšta visi vakarai. Ir matome Ukrainą važinėjančią po pasaulį ir pasirašinėjančią dronų gynybos susitarimus. Tačiau Rusija pamatė spragą. Dėl karo artimuosiuose rytuose, visose vakarų šalise ėmė labai stipriai trūkti Patriot oro gynybos perėmėjų, šitų Patriot raketų. Ir tuo metu mes matome statistiškai augantį Rusijos balistinių raketų atakų skaičių. Tiesą sakant, nuo 2023 metų skaičiuojant 15 kartų šitos balistinių raketų atakos išaugo. Ir jeigu jos tęsis toliau, Ukraina atsidurs tikrai sudėtingoje situacijoje. Šiuo metu Ukraina numuša 90% rusiškų dronų, 80% sparnuotųjų raketų, tačiau tik trečdalį balistinių raketų. Balistinės raketos nuo sparnuotojų skiriasi to, kad jos skrieja žymiai greičiau, jų trajektorija žymiai aukštesnė ir iš principo jas numušti gali tik Patriot oro gynybos sistemos, veiksmingai. Rusija tą pamatė, jinai stipriai didina savo balistinių raketų atakas ir tiesiog pažiūrėkime į šį mėnesį. Šį mėnesį per pirmą savaitę 49 balistinės raketos, Ukrainai pavyko numušti 4 pirmadienį ataką, 23 balistinės raketos paleidusios į Kijevą, Ukraina nenumušė nei vienos. Taigi situacija tikrai tampa labai sudėtinga. Kad ir kaip ten bebūtų, tai turėtų būti laikui gana imlus reikalas, kiek gali laiko užtrukti, kol Ukraina galės gaminti Patriot raketas. Taip, taigi nepaisant viso to džiaugsmo iš ukrainiečių pusės, kad tas sprendimas priimtas, realybė aišku diktuoja, kad Kijevas sako, kad jie galėtų realistiškai tos Patriot oro gynybų perėmėjus, tas raketas pradėti gaminti po metų. Beje, jos yra skirtingų rūšių, yra PAC-2 ir PAC-3 pagal sudėtingumą ir aišku, tas balistinės raketas efektyviai iš tikrųjų gali numušti tik PAC-3, kurių gamyba net Jungtinėse Amerikos valstijose dabar užtrunka porą metų. Ekspertai, aišku, gana taip labai atsargiai žiūri šitą Ukrainos pareiškimus. Šiandien ir Bloomberg, ir daugelis kitų tokių pažangiausių vakarų leidinių kalba apie tai, kad tam gali reikėti ne vienerių metų. Galime tiesiog palyginti. 2024 metais Amerikai suteikus licenciją Vokietijai, pirmosius Patriot perėmėjus Vokietijos gamintojas žada pristatyti tik 2027 metais. Japonijai, kai buvo suteikta licencija, gerokai seniau, prieš daugiau nei 10 metį, prireikė maždaug 2 metų. Ir tai mes kalbame apie šalis ir taikos metą. Ukraina yra nuolat atakuojama, jos karo pramonė yra visą laiką bombarduojama. Apskritai situacija vakaruose yra prasta, nes visos ginklų pramonės gamyklos naudoja beveik tas pačias ginklų tiekimo grandines, tai yra komponentų tiekimo grandines, ir ten yra didžiuliai trūkumai. Taigi komponentų gamyba dar ilgėja. Na ir realu yra įvairiausių skaičiavimų nuo 2 iki 3 iki 4 metų, priklausant nuo to, kokios Rusijos galimybės bus. Tačiau, aišku, čia mes negalime nuvertinti ukrainiečių. Tikrai mes matėme didžiulį proveržį jų ginklų gamyboje, jie yra tikrai inovatyvūs ir nebejotinai šitam projektui skirs didžiausią dėmesį. Tikrai nebejotinai apie tai jau buvo svarstoma ir anksčiau ir, manau, diskutuojama su Amerikos gamintojais. Beje, irgi kuris iš 2 gamintojų, nes yra tik 2 gamintojai Jungtinėse Amerikos valstijose, kurie gamina šias perėmėjus, dar net neaišku, kuris iš jų čia su ukrainiečiais bendradarbiaus. Trumpas akivaizdžiai apie sprendimą galbūt paskelbė ir su jais nepasitaręs, tačiau pasak Vašingtono, kai jau pajudės traukinys, jisai turėtų judėti gana greitai. Norisi tikėti, kad taip ir atsitiks, bet ar Ukraina turi planą B, ką darytų, jeigu nepavyktų per tuos metus pradėti gaminti raketas? Na taip, situacija tikrai prasta, taip bendrai nupiešti vaizdą. Jungtinės Amerikos valstijos per metus pagamina apie 600 Patriot perėmėjų, Japonija 30, Vokietija nuo 2027 metų, padidinusi visus savo pajėgumus, su visomis investicijomis, planuoja pagaminti apie 180. Rusijos balistinių raketų gamyba jau lenkia šį skaičių ir auga. Ir auga gana greitai. Taigi Ukraina tikrai privalo labai greitai įsivažiuoti, tačiau ką jie daro tuo metu, iš tikrųjų pačios Ukrainos toks ginklų pramonės flagmanas Firepond, kuris žinomas dėl savo raketų Flamingo, tų dronų raketų Flamingo, paskelbė, kad gamina alternatyvę oro gynybos sistemą, kuri galbūt galėtų kada nors net pakeisti Patriot. Jinai turėtų būti daug pigesnė.
Kol kas jinai buvo išbandyta gana sėkmingai, pasak pačio Firepoint, ir galbūt svarbu pabrėžti, kad tie patys Firepoint įkūrėjai, vadovai pasirašė kelias svarbias sutartys su Europos šalim, kurios turėtų suteikti būtent tos trūkstamos komponentus, tokius kaip radarai, tas aukštųjų technologijų dalis, kurių trūko ukrainiečiam tam progresui pasiekti. Tačiau net ir geriausių scenarijų šitai ukrainietiškai oro gynybos sistemai, taip pat, kad jinai atsidurtų mūšio lauke, manoma, reikės taip pat ne 1 metų. Taigi, Volodymyras Zelenskis neseniai pasakė, Rusijos balistinės raketos šiuo metu yra paskutinė Rusijos turima ginkluotės persvara. Ir Rusija, aišku, to lengvai nepaleis. Taigi matysime tikrai sudėtingą padėtį ir labai intensyvų mūšį, būtent kas laimės Ukrainos oro gynybos nauji pajėgumai ar balistinių raketų gamybos kiekiai. Ir tikrai apžvelgsime šioje ir kitose laidose. Ačiū tau, Pasaulio naujienų redaktorius Augustinas Šulyje. Nu, o dabar laidoje kita tema apie aviaciją. Europos parlamentas ir ES valstybė susitarė dėl atnaujintų oro keleivių teisių taisyklių. Po metų keliauti lėktuvais turėtų būti paprasčiau. Taisyklė sumažins galimybę oro linijoms taikyti papildomus mokesčius, įvest papildomas apsaugas keleiviams. Kokių pokyčių dar sulauks keleiviai, kalbame su Europos parlamento nariu Virginijumi Sinkevičiumi. Labą dieną. Sveiki. Jeigu jums reikėtų išgryninti pačius pagrindinius esminius pokyčius, kurių sulauks keleiviai, ką jūs įvardytumėte? Na, pirmiausia, kompensacijos režimas, kuris lieka nepasikeitęs. Kompensacijos suma vėluojant skrydžiui daugiau nei 3 valandas bus nuo 250 eurų. Priklausomai nuo skrydžio ilgumo jinai gali kilti, bet svarbiausias dalykas yra, kad žmogus dabar jau esant vėlavimui gaus elektroninį laišką, kuriame bus informuotas apie galiojančias taisyklės, teises ir jam priklausančią kompensaciją. Tai leis, aišku, daug didesniam skaičiui žmonių pasinaudoti tą kompensaciją, kur dažnu atveju apie tai buvo visiškai nežinoma. Džiaugiuosi ir dėl tų tokių užslėptų mokesčių, kurie buvo labai nesąžiningi keliaujančių žmonių atžvilgių. Na, pirmiausia, be jokios abejonės kalbu apie šeimas. Na, pelnytis iš tėvų, kurie skrenda su vaikais, tai iš tiesų yra nesąžininga ir neetiška. Ir dabar tėvai keliaujantis su vaikais, jiems sėdėti kartu nieko nekainuos. Kitas dalykas labai aiškiai yra apibrėžtas rankinis, tas bagažas asmeninis daiktas vadinamasis. Mes vėlgi matėme, kad kuo toliau, tuo labiau oro bendrovės jį mažina iki jau ten moteriško rankinuko dydžio, delninuko dydžio. Tai dabar tai yra labai aiškiai apibrėžta su išmatavimais kuprinė. Vartotojams taip pat bus aiškiau dėl kainos. Kaina bus pateikta iš karto su rankiniu bagažu ir vartotojo kaina tik tai galės sumažėti atsisakius to rankinio bagažo, tai jokių papildomų užslėptų mokesčių. Na ir dar toks galbūt papildomas dalykas, kuris svarbus ypatingai senioram, žmonėm, kurie gal pameta telefoną keliaudami ir nebūtinai pavyksta padaryti tą vadinamąjį check-iną, registraciją skrydžiui, tai irgi bus nemokamai, nes dabar oro uoste, priklausomai nuo oro bendrovė, bet tai buvo apie 50 eurų mokestis vien už tai, kad bilietas yra atspausdinamas. Tai šiuo atveju aš labai džiaugiuosi, kad parlamentas iš tiesų ne tik sustiprino keleivių teises, bet ir užtikrino, kad tų tokių praktikų, kurios buvo toksai pigus pinigavimas iš keliaujančių žmonių, jų taip pat nelieka Europoje. Savaime suprantama, skrydžių bilietų kainoms įtakos turi labai daug skirtingų veiksnių, bet kritikai sako, kad kainos skrydžių bilietų galėtų išaugti. Ar jūs mato tokią tendenciją ir tokią galimybę? Ne, todėl kad skrydžių kainas, pirmiausia, be jokios abejonės lemia algoritmas, kuris veikia pagal užpildymą paties orlaivio. Tai iš pradžių, kol, sakykime taip, orlaivis yra visiškai tuščias, tai ir skrydžio kainos yra pigesnės. Aišku, jeigu tai yra sezoniškumas, vaikų atostogų metas, tai tos kainos jau startuoja nuo pakankamai aukštų sumų. Bet šiuo atveju šis reglamentas ir kompensavimo mechanizmas pats, jisai jau galioja per 20 metų, tai nėra nieko naujo, o toksai pasipinigavimas už, sakykime taip, už vietų pasirinkimą, už bilieto atspausdinimą, tai tikrai nebuvo tokie dideli, sakykime taip, didelės sumos avialinijų tose pelno maržose. Tai šiuo atveju mes tikrai nematome ir mes atlikome. Parlamentas užsakė, kadangi netgi mums atblokavus šį failą
buvo vis dėlto dar per 2 metus praktiškai trukusios dėrybos, mes užsakėme studiją. Ir studija parodė, kad įtakos kainoms tai neturės, o jeigu turės įtaką kainai, tai iki 1,80 €. Tai šiuo atveju tai tikrai absoliučiai neesminis faktorius. Ir aš manau, kad keleiviai tikrai džiaugsis daug labiau galėdami, sakykime, turėdami galimybę sėdėti kartu su savo vaikais ir nemokėdami papildomai. O kainodara nulems laisva rinka. Aš dar norėčiau grįžti prie kompensacijų atšaukus ar nukėlus skrydį. Ar nebuvo svarstoma, o gal yra svarstoma sukurti kokią nors bendrą sistemą, kaip būtų galima kreiptis, jeigu skrydis yra atidėtas ar vėluojantis, nes dabar tai yra labai savarankiškas darbas? Tai dabar jis yra savarankiškas, o pagrindinis pokytis yra, kad vis tiek jūs turite dirbti su oro bendrove, su kuria skridote, nes jį jums ir išmokės tą kompensaciją. Čia šiuo atveju, tiesą sakant, mes labai smarkiai irgi palengvinam darbą vartotojų teisių apsaugų, vartotojų teisėms šalise narėse, nes dažnai vartotojai nežinodami pirmiausia kreipdavosi su skundu į vartotojų teisų tarnybas. Tuomet tas skundas, aišku, būdavo dažniausiai kreipiamas į oro bendrovės ir taip toliau. Tai šiuo atveju dabar jūs gausite tiesiai elektroninį laišką su nuoroda ir aišku, užpildę reikiamą informaciją, iš oro bendrovių gausite kompensaciją. Tai šiuo atveju tas procesas tikrai ženkliai pagreitės, o svarbiausia, kad tas elektroninis laiškas, jisai galios 9 mėnesius. Tai irgi nėra būtinybės iš karto kreiptis, bet vis tiek išlieka jūsų tas ryšys, nes už jūs, kai jūs jau nusiperkate bilietą, tą atsakomybę prisiema oro bendrovės ir aišku, jeigu jos nesugebėjo suteikti paslaugos, kurią pažadėjo, už kurią jūs sumokėjote, oro bendrovės ir kompensuos. Ačiū Jums už skirtą laiką, Europos parlamento narys Virginijus Sinkevičius. Nuo Bažnytinio paveldo muziejuje šį vakarą atidaroma paroda, kviečianti pamatyti 2024 metų pabaigoje Vilniaus katedros požemiuose rastas Lietuvos valdovų Aleksandro Jogailaičio, Elzbietos Habsburgaitės ir Barboros Radvilaitės įkapių regalijas. Parodos kuratorės pasakoja ir visą Vilniaus katedros lobyno atradimų ir slėpimų istoriją. Paroda Slėpti savyje pasakoja apie Bažnytinio paveldo muziejuje pristatomą Vilniaus katedros lobyną. Čia primenamos lobyno atradimų bei slėpimų istorijos, o prieš daugiau nei 20 metų visuomenėje atverta Vilniaus katedros lobyno ekspozicija papildyta naujausiais 2024 metų radiniais. Tai Lietuvos ir Lenkijos valdovų Aleksandro Jogailaičio, Elzbietos Habsburgaitės ir Barboros Radvilaitės įkapių regalijos. Karūnos, skeptras ir valdžios obuolys atrasti 1931 ir paslėpti 39 metais Antrojo pasaulinio karo pradžioje. Chronologinė pagal laidojimo seką, tai būtų ankstyviausias palaidojimas yra Aleksandro 1506 metais. Iš jo įkapių turime karūną, nebuvo paslėptas ir vienintelis ta insignija kalavijas, jisai visą laiką buvo, tik tai dabar kaip komplektas sugrąžintas į parodą. 2 žiedeliai, aukso žiedai su tiurkio akutėmis. Turime kitą daug pilnesnės įkapės, tai Elzbietos su tai vėlgi karūna. Ir labai svarbus dalykai, tai yra medalionas, tai padarytas iš Žygimanto Senojo ir Žygimanto Augusto portretinio talerio. Tai yra vienintelis pasaulyje žinomas šito nominalo 10 dukatų aukso taleris. Tai čia visi numizmatai tiesiog jau nekantrauja ateiti jį ir tyrinėti. Pilniausias komplektas įkapių regalijų yra žinoma Barboros. Tai mums kaip dailės istorikams apskritai yra neįtinė, mes turim laidojant Barborą praktiškai visus rašytinius šaltinius, kiek užsakyta, kiek kainavo, kam užsakyta, kas padarė. Visos tos brangenybės įkapių, kurios buvo rastos 31 metais, buvo rastos ir 24 metais. Tai niekas nedingo ir būklė labai mums svarbu, kad nepasimetė, viskas yra. Tačiau vieną objektą vis dar
tikimės atrasti, nes Barboros karstas buvo užklotas vadinamuoju auksaviršio kryžiumi, tekstilinis kryžius, tai yra pagal vaizdinę dokumentaciją manome, kad tai buvo venecijietiškas brokatas, labai tankiai ataustas auksu. Vis dar tikimės, kad galbūt jisai yra muziejaus saugykloje kaip neidentifikuotas objektas, tai mes jį nesakom prarastas, sakom ieškomas. 1931 metais atradus karališkuosius palaikus, jie buvo visi dumble ir purve, nes tai susijęs su 1931 metų pavasario potviniu, kur ištvino Neries ir Vilnios upės ir užliejo iš tikrųjų didžiulės dalis Vilniaus miesto, taip pat ir katedros prieigas ir pačios katedros rūsius. Buvo pakeisti 279 mediniai poliai buvę po katedrą į tokius pačius gelžbetoninius. Tai galima įsivaizduoti šitų darbų mastą ir būtent keičiant polius ir tvirtinant pamatus buvo atkasinėjamos požeminės katedros dalys ir šitų kasinėjimų metu atrasta iki tol nežinota karališkoji kripta, kuri ir pasirodė, kad slėpė ir apsaugojo nuo plėšimų, nuo maskvėnų ir išliko karališkiai palaikai nenukentėję išskyrus vandens poveikį. Pasak kuratorių, parodos pavadinimas slėpti savyje primena, kad neramiais laikais, kai lobyno vertybių nebuvo įmanoma saugiai evakuoti, pati katedra tapdavo patikimiausia jų slėptuve. Katedroje buvusios vertybės slėptos daugybę šimtmečių nuo 1655 metų garsiojo slėpimo ypač aktyviai 20-ajame amžiuje, tiek 1939 metais jau prasidėjus Antrajam pasauliniam karui. Esam gal kartais primiršę, kad lobyno vertybės slėptos ir 1991 metais per sausio 13-osios įvykius. Tuo metu jos irgi buvo Rotušės patalpose slėptas lobynas. Paroda Slėpti savyje Bažnytinio paveldo muziejuje atidaroma šiandien ir veiks iki kitų metų sausio pabaigos. Ar popierinis laikraštis gali sudominti jaunus žmonės skaitmeniniame amžiuje? Vilniaus Senamiesčio ir Stoties rajono bendruomenė sako taip, jau metus čia leidžiamas laikraštis Halės kaimynai vienija gyventojus ir skatina bendrauti gyvai. Keliaudamas po Lietuvą ir mažesnius šalies miestelius, Lukas Lukoševičius susižavėjo jaukiais ir mažais jų laikraščiais. Grįžęs į Vilnių ir ieškojęs ko nors panašaus čia, nerado. Taip prieš metus gimė sostinės Senamiesčio ir Stoties rajono laikraštis Halės kaimynai. Norėsiu tokio tiesiog apie aplinką, apie tą kasdienybę, kuri mūsų supa. Kadangi nieko neradau, sakau, reikia tada kažką savo pabandyti pasidaryti. Žodis virto kūnu ir jau metus kas mėnesį leidžiamas laikraštis Halės kaimynai. Apie tai, kas vyksta šiame rajone, ką rekomenduoja vietiniai gyventojai, kokiomis įkvėpimo istorijomis norima pasidalyti. Gyvuojam jau metai. Tai jau esam metus gyvuojantis leidinys, tai čia jau rimtas pasiekimas, sakyčiau. Pats laikraščio įkūrėjas pabrėžia, kad su Halės turgumi leidinys bendro ryšio neturi, bet ieškojo šiam rajonui būdingo akcento, kuris apibrėžtų šią bendruomenę. Taip iš kelių pasirinkimų ir atsirado leidinio pavadinimas. Buvo du variantai, ties kuriais mes norėjom apsistoti, tai buvo Senamiesčio kaimynai arba Halės kaimynai. Bet Senamiesčio kaimynai man pasirodė truputėlį toks per daug apie... Nors, aišku, Vilniaus senamiestis turi savo labai aišku charakterį, bet jis vis tiek yra labai platus. O kadangi gyvenam čia šalia Halės ir norėjusi kažkokį tokį charakteringą atspirties tašką pasirinkti, stotis irgi tokia, kiekvienas miestas turi stoti, o Halė tai yra vis tiek toks truputėlį unikalesnis fenomenas, gal net pavadinčiau Lietuvoje, ir visi supranta, kai pasakai Halės kaimynai, tai šita yra aplinka, Senamiesčio truputėlį, Stoties truputėlį, tai taip ir gimė. Šio Vilniaus rajono laikraščio įkūrėjas pasakojo, kad išleidus pirmąjį numerį buvo neramu. Ar kaimynai išgirs kvietimą ir skatinimą dalytis istorijomis, tekstais ir galimomis temomis. Pasak pašnekovo, jeigu niekas taip ir nebūtų susisiekęs,
Po kelių numerių laikraštis toliau leidžiamas nebebūtų. Bet kadangi pradėjo tokia kaip sniego gniūžtė voliotis, tai taip ir gavosi, kad net metus leidžiam, nes kaimynai siunčia įvairius straipsnius, pasakojimus, atsidaro nauji verslai, jie nori prisistatyti ir taip mes ir gyvuojame. Laikraščio leidimas finansuojamas iš gaunamos skaitytojų paramos. Tokį modelį jo kūrėjas planuoja ir ateityje, kadangi tai suteikia galimybę į laikraštį įdėti visas kaimynų atsiųstas istorijas ir pasakojimus. Laikraščio Halės kaimynai tiražas nedidelis – apie 1000 egzempliorių per mėnesį. Metus leidžiamą laikraštį jau galima užsiprenumeruoti į namus. Tai yra tiesiog mūsų bendruomenės ar ne kažkoks pulsas, kurį gali pajusti perskaitęs laikraštuką. Ir ne, laikraštis nėra skirtas vien tik Halės turgaus prieigų gyventojams. Halės kaimynas yra kiekvienas lietuvis, nesvarbu, kur Lietuvoje jis gyventų. Taip, mes šiandien toks kaip branduolys aplinkui esame, bet iš tikrųjų žmonės, kurie prisideda prie laikraštuko leidimo, jie yra visam Vilniui išsimėtę. Laikraštis, pasak jo įkūrėjo, kol kas gauna tik pozityvų ryšį. Ir netgi atsiranda skaitytojų, kuriems Halės kaimynai yra pirmasis skaitomas laikraštis. Yra tam tikras žmonių ratas, kurie yra pasilgę to. Ir yra iš tikrųjų, galbūt aš tai pasakyčiau, mes net esam jaunų žmonių laikraštis, nes ką man irgi pasako, sako, Lukai, žinok, čia yra pirmas laikraštis, kurį aš skaitau. Sako, aš važiuoju autobusu ir aš jaučiu, kad aš laikau laikraštį rankai, ko aš nesu gyvenime daręs. Vis dėlto vienas didžiausių šio leidinio išskirtinumų jo neperskaitysi internete. Leidėjai sąmoningai pasirinko popierinį variantą. Čia irgi turbūt viena iš tų idėjų, kuri paskatino mus pradėti tą laikraštuką leisti, kad, truputėlį atsibosta tie Facebookai, internetai, visi apsai, išmepsai, norisi turėti gyvą, tikrą laikraštį, nes aš jau pats dirbu su technologijom. Bet manau, kad tas fiziškumas žmogaus, jis bus kuo toliau, tuo labiau turės didesnę svarbą. Kiekviename numeryje galima rasti ne tik rajono naujienų, kaimynų istorijų ar rekomendacijų. Čia publikuojami skaitytojų laiškai, skelbimai, o viena populiariausių rubrikų tapo pažinčių skiltis. Pasak leidėjų, būtent ji dar kartą parodė, kad žmonėms vis dar reikia ne tik informacijos, bet ir gyvo ryšio vieniems su kitais. Laikraštis galbūt yra tik tai terpė, kur ta bendruomenė gali išreikšti savo mintis, pasiskaityti ir taip toliau. Numatome, kad kol kas yra, žmonėms yra tas poreikis ir nežinau, tikėkime, kad gyvuosim dar ne vienerius metus. Laikraščio rengimu, leidimu ir platinimu kas mėnesį rūpinasi kelios dešimtys žmonių. Viskas vyksta savanoriškai. Bent jau kol kas bendruomeninis laikraštis Halės kaimynai rodo, kad ir skaitmeniniame amžiuje popierinis leidinys gali tapti vieta, kur susitinka kaimynai. Šiandien pasaulį pasiekė žinia, kad būdama 75 mirė muzikos legenda Bonnie Tyler. Kviečiu pasiklausyti jos kūrinio nuskambėjusio Eurovizijoje 2013 metais Malmėje, Švedijoje. Nors jos pasirodymas buvo sutiktas palankiai, konkursą atlikėja liko 19 vietoje. Apie atlikėjos palikimą pasikalbėsime ir laidoje kiek vėliau. That's all fine if that's how you want it to be. But if you're feeling alone and afraid and you can't breathe, believe in me, yeah. Believe in me, yeah. Believe in the way I look at you and stand beside you, the way I speak the truth. I'd never lie to you if you just believe in the things that your eyes can't see. Believe in me. You come and you go and there's never no compromise. That's why the seconds and the minutes of the days of your life go crawling by. That's all fine if that's how you want it to be. But if you're feeling alone and afraid and you can't breathe, believe in me, yeah. Believe in the way I look at you
Vokietijos automobilių gamybos milžinė Volkswagen per ateinančius 4 metus planuoja atleisti iki 100 000 darbuotojų. Toks žingsnis sukėlė ir protestų bangą. Kokią įtaką tai turės automobilių pramoniai ir Lietuvai, dabar pasikalbėsime studijoje Vytauto didžiojo universiteto partnerystės profesorė, ekonomistė Eglė Stonkutė. Labadiena. Labadiena. Visi ekspertai kaip pagrindinę priežastį įvardija nesugebėjimą konkuruoti su Kinija. Ar tai yra vienintelė ar yra daugiau priežasčių? Į tą žodį negebėjimą konkuruoti išties telpa labai daug dalykų, ar ne? Tai yra pirmiausia, žinom, kaštų struktūra, kuri yra pas mus daug brangesnė, tai yra darbo kaštai, energetiniai kaštai, reguliavimas, aplinkosauginiai reguliavimai, kurios taip pat kompanijoms reikia įgyvendinti, tai kainuoja realiai kompanijoms. Ir todėl šiandieną Kinija, kuri vis tik tai padarė reikšmingą proveržį, būtent gaminant elektrinius automobilius, kur Volkswagen kompanija, mes atsimename ir Dieselgate atvejį, iš tikrųjų ta istorija tokia yra sudėtinga mūsų Europos automobilių pramonės perėjimas prie elektrinių automobilių. Ir šiandieną Kinija tikrai yra vienas iš ryškiausių konkurentų, ne tik ES automobilių pramonė, bet ir JAV automobilių pramoniai. Ką apie pačią Vokietijos ekonomiką sako tokie sprendimai ir automobilių rinkos pokyčiai? Šiaip jie yra labai reikšmingi visai Europai, nes tai yra vienas iš tų sektorių, kuriuos ilgus metus generavo Europai aplamai prekyboje teigiamą prekybos balansą. Tai šiandien dienai mes matome, nes kadangi ilgus metus mes iš esmės uždirbdavom iš Kinijos, nes kadangi Kinijoje parduodavom reikšmingą dalį produkcijos ir mes atsiveždom, sakykime, savo pinigų. Ir dalis darbo vietų Europoje egzistavo ir buvo tik todėl, kad mes aptarnavom savotiškai Kinijos rinką, bet gamindami čia. Šiandien dienai dėl to vadinamo deriskingo, kuris vykdo ir tos vadinamos kompanijos pasaulyje, labai aiškiai matosi, kad kompanijos jau yra ne viena, ne tik tais Volkswagen kompanija, bet ir kitos automobilių kompanijos yra pasakiusios, kad tai, kas yra skirta Kinijos rinkai, jie gamina uždarai Kinijoje. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jokių detalių ir gamybos jau nebevykdoma tam, kad patenkinti Kinijos rinką. Tai reiškia, vadinasi, gamybos pajėgumai Europoje mažės ir mažėja ne tik Volkswagen kompanijos, mažina ir kitos kompanijos tuos pajėgumus. Kas atsitinka? Kitas dalykas, žinokit, apie kurį aš jau buvau ir kalbėjau, nežinau, prieš kokį 3 gal metų. Gal porą metų, kad taip atsitiks, kad Kinijos kompanijos ateis į ES. Šiandien dienai būtent taip ir vyksta. Ispanijoje statoma nauja kiniška automobilių kompanija, gamykla. Austrijoje jau veikia, Vengrijoje veikia, Vokietijos Volkswagen, to paties Volkswagen įmonės gamyklos. Vienas iš variantų, kaip galbūt tas darbo vietas išsaugoti, yra įsileisti kinus ir leisti ten kinams gaminti, surinkinėti automobilius. Nes kadangi Volkswagen kompanija Kinijoje taip pat bendradarbiaudama su Kinijos vietiniais gamintojais, tenais irgi gamina automobilius. Tarp kitko Kinijoje, tai Volkswagen turi daugiau gamyklų šiandien dienai negu pačioje Vokietijoje. Tai turbūt galime kalbėti ir apie kitas ES šalis, jose irgi galima matyti mažėjimą. Jau vyksta, realiai vyksta, žinokite, mažėjimas. Mes tik tais garsiausiai kalbam apie Vokietiją. Kodėl tai yra svarbu, ar ne? Vokietija yra svarbu todėl, kad mūsų pramonė patenkina poreikius. Tai yra būtent, mes nemažai vežame tarpinės produkcijos, kur yra naudojama automobilių gamyboje. Toks pasikeitimas, jeigu mes jų nebegaminam ir Kinijos rinkoje čia Europoje, tai reiškia ir užsakymų mūsų gamintojams galima mažėjimą. Nes tiesiog, ar ne, nereikės, nes kadangi mūsų rinka yra daug mažesnė ir poreikia patenkinti gamyklų kiekio reikia mažesnio. Tai čia yra nemenkos rizikos ir mūsų pramoniai, todėl, kadangi Vokietija yra viena iš pagrindinių mūsų prekybos partnerių, todėl mums šita tema yra tikrai labai skaudi ir Lietuvai. Vokietijos valdžia veikiausiai daro tam tikrus žingsnius, kad padėtų automobilių rinkai pristatytame federalinėme biudžete. Jo projekte yra kalbama apie investicijas į automobilių pramonę. Ar gali valdžia padaryti įtakos ir kažkaip padėti šioje situacijoje? Gali laikinai. Vis tik tai, jeigu mes kalbam apie konkurenciją, tarptautinę konkurenciją, vis tik tai rinkos principai tenais laimi, ilgesnių ir trumpesnių laikotarpių tai pasidaro akivaizdu. Tai galbūt pradžioj kažkiek gali valstybė padėti, tačiau jeigu konkurencingumas realus, ar ne, ekonomika pagristas konkurencingumas, jisai bus žemas, vis tik tai tos paramos neišlaikys tos automobilių pramonės Europoje. Ir čia iš tikrųjų yra klausimas labai svarbus, ne tik tai kalbant apie automobilių pramonę. Aš sakyčiau, kad čia šiuo atveju Volkswagenas yra tam tikras blogasis čia šiuo atveju pavyzdys, kaip mūsų pramonė laužo stuburą. Ir čia šiuo atveju tas automobilių pramonė yra vienas iš flagmanų, ką Europa turėjo geriausio, vienas iš geriausių daiktų. Ir šitai pramoniai Kinija vis tik galiausiai perlaužė stuburą. Tada klausimas yra, kas sekantis. Nežinau, kitų sekančių sektorių irgi yra, kurie, žinokit, tikrai. Mes čia chemijos pramonė irgi turbūt reikėtų sakyti, kad yra perlaužtas stuburas ir galbūt jau netgi ir anksčiau. Ir tada klausimas, o ką mes iš ties čia Europoje gaminsime. Šiandien
dienai, aišku, vienas iš variantų, kur tu gali panaudoti tas gamyklas ar ne, automobilių surinkimo, tai yra gynybos pramonė, tai yra viena iš opcijų, bet reikia suprasti, negali visa ekonomika būti tiesiog gynybos pramonė, ar ne? Tai čia šiuo atveju klausimas, ką mes toliau darysime, kaip konkuruosime, nes čia mums reikia keisti ES aplamai kaštų struktūrą, įskaitant, žinokit, ir darbo rinkos reguliavimo mechanizmus, nes mes labai išaldome žmonės, savotiškai darbuotojus išaldome sektorius, kurie, mes žinom, jau ne 1 metai, kad tas sektorius yra nebekonkurencingas, bet jisai išlaiko žmonės vien dėl to, kadangi yra socialiniai kažkokie įsipareigojimai, bet pralaimi šiandien abi pusės, nes kadangi jeigu neliks darbo vietų, tai bus pralaimėję tiek tas įmonės investuotojas, tiek tas darbuotojas, kadangi jis neteks darbo. To ir norėjau klausti, 100 000 darbuotojų per keliarius metus, gal ne vienu įpū, bet apie tai turbūt irgi reikėtų kalbėti, kad tai keičia rinką, nes tiem žmonėms kažkur reikia persikvalifikuoti. Taip, šitiems žmonėms, čia yra didysis klausimas, toksai yra, ką darys, nes dėrybos, žinau, kad tikrai linksta galbūt, ar ne, prie tos alternatyvaus panaudojimo gamyklų, tai yra būtent arba gynybos pramoniai, arba įtraukiant kinus, tada darbo vietos lyg ir neišnyktų, ar ne? Bet kuriuo atveju matosi, kad vyksta transformacija ES ekonomikoje, pramonėje ir su tais dalykais žmonių, kad vieni sektoriai akivaizdžiai nyksta, kiti galbūt randasi, bet ne taip greitai. Ir tada kaip mes suvaldysime darbo rinkos ir poreikius patenkinant ir užtikrinant, kad žmonės tikrai turėtų darbo vietas. Kai kitą kartą vyksta tokie komentarai, kad mes investuojame, pasidžiaugime, investuojame tenais Amerikoje, investuojame kažkokiose kitose šalyse, reikia suprasti, kad kiekviena ta investicija, taip, verslui tai yra gerai, nes jisai diversifikuoja savo rizikas, tačiau iš kitos pusės mums kaip Lietuvai tai yra blogai, nes kadangi kartu su kiekviena investicija išvažiuoja darbo vieta. Ačiū Jums už įžvalgas ir skirtą laiką. Ekonomistė Eglė Stonkutė buvo studijoje, o dabar laidoje trumpa pertrauka, bet netrukus sugrįšim. Eidamas 66-uosius mirė poetas, eseistas Aidas Marčėnas. Apie jo kūrybą ir poezijos įtaką kiekvienam iš mūsų pasikalbėsime su literatūros tyrinėtoju Dainiumi Vaitiekūnu. Labadiena. Labadiena. Daug įvairių pasidalymų socialiniuose tinkluose, matyt, didelio masto žmogus, apie tokią netektį didelę kalbam. Taip, mes dar tik bandome suvokti, aš manyčiau, tos netekties mastą ir renkam žodžius. Ir labai tikiuosi, kad mes dar prie tos kūrybos pačios jau grįšime, kadangi taip savaime suprantama, asmenybės pati šviesa jį dar kurį laiką spinduliuos, bet pamažu, manau, ryškės tekstai, kurie kalbės už pačią asmenybę. Manau, mes dar daug dalykų ieškosime ir atrasime Marčėno kūryboje. Yra tekę skaityti ir su mokiniais, ir su studentais Marčėno kūrybą, ir taip pat su senjorais, įvairiose auditorijose, žinoma, šnekėtis ir šiek tiek analizuoti. Visada, manau, Marčėnas, jo kūryba buvo tam tikras raktas į platesnius vandenius. Visiškai tai yra ir šiuolaikiškumas, ir kartu pagarbus santykis su tradicija. Analizuodamas Aido Marčėno poeziją, tarsi paneri kartu su skaitytojais į tokius mūsų poezijos aukso fondus tam tikrus, nes tai yra įstabu, sakyčiau, tas įstabi jungtis tradicijos ir šiuolaikiškumo, dabartinių aktualijų įvairių ir panašiai. Ir kartu ta tokia, sakyčiau, labai stipri, kūrėjų būdinga tokia tiesos pajauta, kalbos ir tiesos pajauta, jam buvo, tai manyčiau, kaip kūrėjų tai neatsiejami dalykai. Manyčiau, tai yra netektis vieno pačių sąžiningiausių mūsų kūrėjų, kuris tikėjo poeziją ir tikėjo poezijos gale ir aišku taip pat lietuvių kalba ir mūsų poetinės tradicijos, visos literatūrinės tradicijos atitinkamai, sakyčiau, gale. Ar jis mokėjo tą poezijos gale įtikinti ir kitus, nes kiek galima žvelgti į skirtingas kartas, visi praktiškai užaugome su jo kūryba? Taip, pritarčiau, vienai par kitaip jis palydė jaunus žmonės ir labai įdomi, sakyčiau,
ta trauka jo poezijai, kuri sukuria būtent kalbant apie jaunus žmonės, jaunus skaitytojus. Jo auditorija, kiek pastebiu, amžinai jauna gali būti. Ir tas toks, ar nežinau, ar čia kažkokio jaunatviškumo atpažįstama, kažkokio maištingumo, gal net kažkokio maksimalizmo, kaip jis pats vardinės yra beje apie savo kartą, kad estetinis maksimalizmas būdingas jo kartai, kurias kažkada seniai buvo apibrėžęs kaip poezijos seržantų karta, berods. Tai ir minėjo tam tikrą infantilumą, kaip jis ten buvo vardinės tuo metu. Bet aš sakyčiau, tai ypatingos vis dėlto brandos poetas ir ypatingos poetinės klausos poetas. Čia jau tikrai yra iš ko mokytis ir mokytis pirmiausia poetinės kalbos. Skaitant Aidą Marčėną, galima mokytis poetinės kalbos, manau, ir įsitraukti į tą ypatingą, sakyčiau, laisvės erdvę, nes poetinė kalba, manyčiau, tas buvo, kiek susidariau įspūdį iš poeto eilėraščių, poetinė kalba yra laisvės erdvė. Tikra. Ir laisvės erdvė įvairioms interpretacijoms, įvairiems požiūrėms, naujų žodžių reikšmių ieškojimams, bandymams, eksperimentams. Ir tai užkrečia. Šio poeto kūrybą neabejotinai nagrinėjo tikrai daugybė moksleivių, daugybė kartų, apie ką mes jau truputėlį kalbėjome egzaminuose, jo pavardė ir jo kūryba atsiranda. Kaip patys moksleiviai priima tiek pačią poeziją, tiek būtent Aido Marčėno? Kiek tenka susidurti, tai iš tikrųjų labai palankiai ir ypač, aišku, pirmiausia tie, kurie palankus poezijai, kuriems poezija kažką reiškia, kurie turi ambicijų, tai manau tikrai Marčėno tam tikra charizma yra užkrečiama, tam tikra poetinė aistra, kuri jaučiama ir tas tiesos ieškojimas, sąžiningumas, tiesos ieškojimas, poetinė aistra, ypatinga poetinė klausa, visa tai, na, nežinau, ar gali palikti ką nors abejingą. Tai labai tikiu, kad būtent Aido Marčėno poezija gali jauniems žmonėms ir tas ir vyksta, kiek mačiau, gali jauniems žmonėms būtent atverti tos poetinės kalbos paslaptis tikras. Jeigu dabar kalbėtumėm ne tik apie moksleivius, bet ir visą visuomenę, ar poetai ir poezija atrodo anksčiau būdavo taip, kad net formuodavo tarsi visuomenės nuomonę, ar dabar yra lygiai taip pat, ar visgi tai yra toks nišinis vaidmuo? Čia labai sunkus klausimas, aišku, labai sunkus klausimas, bet manyčiau, poetai atlieka savo vaidmenį, nebūtinai iš tribūnų girdėti jų balsas, tai visiškai suprantama, kiti laikai, kiti papročiai, turbūt tai, bet poeto balsas yra stiprus ir manau, girdimas vienaip ar kitaip. Žinoma, čia neverta turbūt kalbėti apie tokį populiarumą, koks būdingas galbūt kai kuriems kūrėjams kitų galbūt sričių ir, sakyčiau, bet poetai turi savo vietą ir, manau, savo vertę žino. Ir Aido Marčėno pavyzdys, man rodos, tą puikiai iliustruoja. Labai ačiū Jums už skirtą laiką, literatūros tyrinėtojas Dainius Vaitekūnas. Nors noriu dar priminti, kad atsisveikinti su poetu bus galima rytoj ir šeštadienį Vilniuje, laidojimo paslaugų centro Antakalnio padalinyje, o Aidas Marčėnas bus laidojama šeštadienį Antakalnio kapinių Menininkų kalnelyje. Nu, dabar laidoje dar viena tema - virtualus tekvondo skinasi kelią į platesnį pripažinimą, o jo populiarumas sparčiai auga Pietryčių Azijoje. Ši sporto šaka sujungia virtualios realybės technologijas ir tradicinės tekvondo technikas, todėl traukia technologijomis besidominčius jaunus sportininkus.
Sveiki atvykę į virtualaus tekvondo pasaulį. Užsidėję virtualios realybės akinius, dalyviai patenka į skaitmeninę erdvę, kur kovoja su kompiuterio sukurtais varžovais. 46 Singapūro rinktinės sportininkas Brianas Pechas anksčiau nesidomėjo žaidimais, tačiau iš smalsumo kartu su sūnumi dalyvavo 24 metų virtualaus tekvondo čempionate. Abu iškovojo aukso medalius ir nuo tada dalyvavo ne vienose vietinėse ir regioninėse varžybose. Dabar Pechas virtualaus tekvondo moko ir kitus. Tėvams visada sakau, jūsų vaikai mėgsta žaidimus. Ar norite, kad jie žaistų rankomis ar kojomis? Skirtumas tikrai yra. Kai jie užsideda virtualios realybės akinius ir pradeda kovoti, jų energija būna tokia didelė, kad jie gali žaisti ir žaisti. Todėl daugeliui mano jaunųjų mokinių virtualus tekvondo labai patinka. Šiuose virtualaus tekvondo varžybose dalyviai dėvi virtualios realybės akinius ir judesių sekimo jutiklius ant nugaros, šlaunų bei blauzdų. Jie juda patys, o jų judesius atkartoja virtualus veikėjas. Tai sudėtingiau, nes turi judėti ir bandyti nuspėti, kuria kryptimi judės tavo varžovas. Kuo smūgis greitesnis ir tikslesnis, tuo daugiau taškų praranda varžovas. Skirtingai nei įprastame tekvondo, kur dalyviai skirstomi pagal amžių, svorį ir lytį, virtualiame visi varžosi toje pačioje skaitmeninėje arenoje. Pavyzdžiui, 45 Raja patyrusi tekvondo sportininkė ir Malaizijos karališkosios šeimos narė. Ji teigia, kad virtualus tekvondo suteikia daugiau galimybių vyresniems sportininkams ir moteriams, nes čia galima varžytis saugiau ir lygiomis sąlygomis. Kai užsidedi virtualios realybės akinius, visi tampa lygus. Tad laimėti gali tik dėl savo technikos įgūdžių, tinkamai pasirinkę strategiją ir dar svarbiau dėl fizinio pasirengimo. Jis svarbiausias, nes turi kovoti toliau ir nesustoti. Man būnant tokio amžiaus tai irgi gana sunku. O jaunosios kartos žaidėjams galimybė naudingai leisti laiką. Daugelis žaidėjų, vaikų ir tėvų mano, kad tai tik žaidimas, bet pabandę supranta, kad taip nėra. Čia yra veiksmo, netiesiog sėdi prie kompiuterio ir judi tik rankomis. Juda visas kūnas kaip sporte, tik be traumų, nes tai bekontaktė veikla. Nors kovos vyksta virtualioje arenoje, treneriai pabrėžia, čia svarbus ne tik techniniai gebėjimai, bet ir fizinis pasirengimas. Mūsų treniruotės pirmiausia skirtos ištvermiai, ypač raumenų, taip pat lankstumui. Tada pereiname prie įgūdžių, strategijų ir kovos taktikos. Li pats priklausantis nacionaliniai tekvondo rinktiniai ieško fiziškai stiprių žaidėjų, gerai jaučiančių žaidimą. Norime tekvondo sportininko, kuris labai gerai jaustų žaidimą ir suprastų, ką daro. Žaidimą valdau savo kūnu, todėl turiu pajusti, kaip žaisti. Tai ir yra žaidimo pojūtis virtualiame tekvondo. Šiemet virtualus tekvondo debiutuos Azijos žaidynėse Japonijoje, o 2027-aisiais jį tikimasi įtraukti ir į Pietryčių Azijos žaidynes Malaizijoje. Na, o dabar metas sinoptiko Pauliaus Starkaus orų prognozei. Penktadienio naktį situacija lieka tokia, kad žemas slėgio sūkurys truputį pasislenka piečiau, bet kaip matome virš Lietuvos vis tiek dar kritulių išlieka, tad daugiau nakties pradžioje tokie irgi iš tų tokių dar nykstančių trumpalaikio lietaus debesų dar turėtų palyti. Antroji nakties pusė jau bus sausesnė, ypač visoje šiaurinėje, šiaurės rytinėje pusėje, ten jau turėtų labiau tas dangus pragiedrėti ir didesnė nakties dalis jau bus sausa. Aprims ir vėjas jau tik tai pačiame pajūryje pirmomis nakties valandomis labiau iki vidurnakčio dar bus gūsingas, bet vėliau jau nurimsta visoje šalyje. O temperatūra pažymės iki 9-14 laipsnių šilumos, tad dar tokia ganėtinai gaivi naktis. Penktadienio dieną žemas slėgio sistema vis tiek laikosi šiek tiek piečiau Lietuvos ir jeigu dar dienos pradžia bus tokia mažiau šiek tiek debesuota, vėliau jau kils tokie kamuoliniai debesis, tad nebus taip niūru, nes nors palys daugelį rajonų, bet daugiau tokio trumpalaikio vėlgi pobūdžio tie lietus, jau galės būti ir tokių intensyvesnių, tad sugriaudės su jais ir perkūnija labiau tikėtina antroje dienos dalyje, bet jau bus tikrai
ramesnis tas oras, vėjai silpnesni ir truputį šiltesnis. Tai temperatūra jau penktadienio dieną turėtų kilti iki 18-23 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ciklonas toliau laikosi mūsų regione, bet kaip matom jau virš Lietuvos mėlynų atspalvių mažiau, tai reiškia, kad ir lietaus bus tikrai mažiau. Nakties pradžioje dar irgi iš besitraukiančių tokių debesų trumpai šiek tiek palis, taip pat ryto valandomis šiek tiek gali nuo artėjančio lietaus debesų šiaurinės rajonuose šiek tiek palyti, tačiau jau tikrai bus to lietaus mažiau, naktis irgi tokia ramesnė, kur nors galės pažemę nusidriekti į rūkas, o temperatūra bus tarp 10-15 laipsnių šilumos. Tiesa, šeštadienio dieną, kadangi liekame tame pačiame žemos slėgio sistemos sūkuryje, tad matom vėl, jis tokia naujas centriukas priartėja prie Lietuvos, tad vėlgi kyla į dangų tokie kamuoliniai debesis, iš kurių trumpalaikiai lietus turėtų vis tik daugelį šalies vietovė lankytis ir vėlgi popietinėmis valandomis jie bus intensyvesni, sugriaudės ir perkūnija vietomis su jais. Šiek tiek stipriau vėl turėtų pūsti šiaurinių krypčių vėjas, tačiau temperatūra išliks aukštesnė, bus ir jau šalyje pasiskirstys tarp 19-24 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vėlgi debesis dalyje Lietuvos prasisklaido, bet kaip matom, dar vakariniai šalies daly turėtų būti daugiau to lietaus ir išlikusių tų žemų tokių debesų, tad ten ypač nakties pradžioje tikrai dar turėtų nemažai ir palyti, gali ir perkūniją sugriaudėti, bet kaip matom, šiauriau Lietuvos jau tie atspalviai tokie labiau oranžiniai negu geltoni, tad visos šitos žemos slėgio sistemos dalimi šiauriniai Lietuvą plūsta jau šiltesnis oras, tad ir naktis bus šiltesnė, jau temperatūra nepažemės žemiau 12-17 laipsnių. Ir sekmadienio dieną toliau į Lietuvą plūsta šiltesnio oro masė, nors, kaip matom, išliekam žemos slėgio sistemoje, kurie apima visą rytų Europą ir Lietuvoje tikrai dar bus tokių trumpalaikio lietaus debesų, bet vėlgi jie daugiau tikėtini popietinėmis valandomis, kuomet kils tie kamuoliniai debesis. Tad saulės irgi bus daugiau, ypač lyginant su šiomis dienomis, nes tik tai antroje dienos pusėje daugiau to lietaus tikėtina, bet vėlgi vietomis bus debesis intensyvesni, lydės ir perkūnija juos ir taip intensyviau tikrai gali palyti, bet bus dar šilčiau ir temperatūra jau turėtų kilti iki 22-27 netgi laipsnių šilumos. Pirmadienio naktis išliekame situaciją irgi žemos slėgio sistema rytuose nuo mūsų ir aukštas slėgio sistema į vakarus nuo Lietuvos, tad dangus pragiedrėja, trumpai palyja galbūt tik tai nakties pradžioje, bet taip didesnė nakties dalis tikrai turėtų būti sausa ir ganėtinai šilta, plūstant šiltesniam orui, jau temperatūra nekris žemiau 13-18 laipsnių šilumos. O pirmadienio dieną vėl kyla tokie kamuoliniai debesis, tai daugiau popietinėmis valandomis ir apima didesnį šalies dalį, bet intensyvumas turėtų būti kiek mažesnis, perkūnija tik tai vietomis su jais sugriaudės ir tikrai tas trumpas lietus apsilankys ne visur ir bus dar šiltesnė diena, tai jau temperatūra kils iki 23-28 laipsnių šilumos. Antradienį per daug situacija nesikeičia, toliau žemos slėgio sistema ryčiau mūsų šiek tiek laikosi, o ties mumis vėl rytas mažiau debesuotas, giedresnis, popietės valandomis kyla daugiau tokių kamuolinių debesų, iš kurių turėtų trumpai palyti vis dar didesnėje šalies dalyje, bet tikrai lietus jau nebus tokie gausus ir intensyvus, bet kur nors perkūnija vis dar gali sugriaudėti su jais ir temperatūros labai panašios lieka, nakti šilta tarp 13-18 laipsnių, na diena turėtų būti apie 22-27 laipsnių šilumos. Ir panašu, kad kitos savaitės viduryje pokyčių tokių didesnių irgi neturėtų būti, tai žemos slėgio sistemos toliau laikosi ir rytuose, o pas mus tokia pereinama zona, tad vėlgi naktis turėtų būti trečiadienį kiek giedresnė, mažiau to lietaus, bet dieną daugiau kyla tokie kamuoliniai debesis, iš kurių vėl didesnėje šalies dalyje tokie trumpalaikiai lietus šalyje numatomi, bet temperatūra išliks irgi ganėtinai aukšta, tai nemažai šalies vietų vis dar virš 25 laipsnių sušils. Metas apžvelgti dienos klausimo rezultatus. Beveik 400 jūsų atsakė į klausimą, kaip vertinate parlamentaro Ruslano Baranovo siekį vėl kandidatuoti šios kadencijos Seimą ir panašu, kad didžioji dauguma, 91% arba 355 jūsų sako, kad tai yra rinkėjų apgaudinėjimas, vos 2% arba 7 balsavusieji sako, kas nėra uždrausta, tas yra leidžiama, na, o 7% arba 26 atsakiusieji sako, kad nuspręs rinkėjai. Ačiū visiems balsavusiems šioje apklausoje. Na, o kaip ir girdėjote žiniose,
ir laidoje, būdama 75, mirė populiari britų atlikėja Bonnie Tyler. 80-mečio pabaigoje išgarsėjusi dainininkė, kurios vizitinė kortelė tapo prikimęs balsas, kelis dešimtmečius mėgavosi sėkmingą karjerą scenoje. Ją studijoje aptarsime su LRT populiariosios muzikos vyriausiuoju redaktoriumi Ramūnu Zilniu. Labas, Ramūnai. Sveiki. Visas CNN, BBC, visi didžiausi turbūt portalai ir Facebookas ir kiti socialiniai tinklai plūsta turbūt nuo žinučių ir prisiminimų. Pati ši atlikėja yra save lyginusi su Rodu Stewartu, kiti jie lygina su Tina Turner. Kaip tu palygintum? Galima taip lyginti, nes visi šitie trys garsus ir talentingi žmonės, žinoma, garsėjo ir Rodo Stewarto atveju tebe garsėjo prikimusiais balsais. Tai Bonnie Tyler ne vieną kartą jau nuo karjeros pradžios yra vadinta moteriškojo atsakymu Rodui Stewartui, nes balsas iš ties išskirtinis. Su niekuo nesupainiojamas, kai tu išgirsti Bonnie Tyler per radiją, tai iš karto aišku, kad čia yra jos balsas, net jeigu bus kokia daina, kurią turėčiau girdėjęs. Ir žinoma, ta balso istorija irgi yra labai labai įdomi, nes jeigu susirasite ankstyvuosius Bonnie Tyler įrašus, tas balsas skambėjo kitaip, bet tai yra plačiai pagarsėjusi istorija, gal ne visi žiūrovai ją žino. Bonnie Tyler pačioje karjeros pradžioje išgirdo diagnozę, dėl kurios jai reikėjo operuoti balso stygas ir gydytojai liepė jai 6 savaitės tylėti, bet kadangi ji visada buvo tokia pakankamai pašėlusi ir pagal savo taisyklės viską daranti moteris, ji po kelių savaičių nutiko situacija, kurioje ją kažkas labai suerzino ir ji tiesiog riktelėjo. Jis neišlaikė to tylos egzamino ir taip pažeidė savo balso stygas, kad tas balsas liko prikimęs. Kaip vėliau jinai pati sakė, daug juokaudavo apie tai, sakydavo, aš skalauju gerklę su skutimosi peiliukais, dėl to mano balsas yra toks, bet jeigu rimtai, jinai suprato ir yra sakiusi ne vienam interviu, kad kaip nebūtų keista, tai tapo privalumu, kadangi tas balsas iš tiesų prikimęs pasidarė labai išskirtinis ir žmonėms labai patiko. Panašu, kad ir humoro jausmas buvo išskirtinė asmenybės dalis, bet tu apie interviu turi žinoti ir daugiau, nes esi pats su ją kalbėjęs. Aš esu su ją kalbėjęs telefonu, senokai tai buvo prieš 16 metų, ta proga, kad ji vieną iš kartų, kai viešėjo Lietuvoje, suteikė tokią galimybę pasišnekučiuoti ir man kažkaip įstrigo, nes mes kalbėjome apie muziką, kalbėjome apie gyvenimą, apie jos karjerą, bet įstrigo, kad viskas, kiekvienas klausimas buvo palydimas kokiu nors labai smagiu juokeliu ir man tas dalykas taip pat pasikartojo, tas įspūdis, kai ji dalyvavo Eurovizijoje 2013 metais, buvo visiškai aišku, kad žmogaus, kaip ir tu užsiminei, humoro jausmas tikrai buvo labai stiprus, ji į viską pasaulį žiūrėjo su šypsena. Gal mažiau, aišku, tos šypsenos buvo tada, kai ji pamatė savo rezultatą Eurovizijos dainų konkurso lentelėje, bet tai jau tokia jau yra istorija. Taip, ji buvo 19, turbūt, nors ir galima sakyti, kad ne pats blogiausias rezultatas, matytis nepradžiugino. Ramūnai, ne vieną kartą Bonnie Tyler yra buvusi ir Lietuvoje. Taip, ir šiais laikais mūsų, aišku, niekas nebestebina, kadangi ryškiausios pasaulio muzikos žvaigždės gana dažnai lankosi mūsų šalyje, bet prisiminkim, kad Bonnie Tyler pirmą kartą į Lietuvą atvyko 1988 metais ir jos koncertas buvo Vilniaus koncertų ir sporto rūmuose. Ten juodojoje rinkoje žmonės maldavo galimybės įsigyti bilietų, nes bilietai buvo išgraibstyti, tai buvo labai didelis įvykis. Ir taip pat Bonnie Tyler man yra sakiusi, kad ta kelionė irgi paliko labai didelį įspūdį, nes natūralu, kad daug kas pas mus dar buvo visiškai kitaip, nei ji buvo pripratusi matyti vakaruose, tačiau ta publikos meilė, atsidavimas, dėmesys ir žinoma reakcija į tas išsiilgtas dainas, kurias žmonės girdėdavo tik tai perrašytose kasetėse arba kažkaip gautose nelegaliai plokštelėse, tai buvo tiesiog milžiniškas dalykas. Ir nuo to laiko ji taip ne vieną sykį lankėsi Lietuvoje. Man labai gaila, kad praėjusiais metais, kai ji taip simboliškai, tarsi jau minėdama tokią neaiškę ribą, tarsi savo 45 metų karjeros jubiliejų, tarsi jau 50-mečio karjeros jubiliejų, ji turėjo koncertuoti Vilniui ir tada rudenį tas koncertas dėja buvo atšauktas. Mes, aišku, niekas negalėjo atspėti, kad čia buvo paskutinė galimybė, kai Bonnie Tyler būtume išgirdę mūsų šalyje. Ir tai galime pasikalbėti apie jos sveikatos problemas, nes ji tikrai turėjo. Ji turėjo sveikatos problemų, tačiau tos sveikatos problemos buvo netikėtos. Tai nėra tokia istorija, kai, žinote, būna, kad garbaus amžiaus menininkai jau truputį stabdo savo karjerą, nes yra vienokių ir kitokių sveikatos bėdų ir jau ruošiasi atsisveikinimui su scena ar panašiai. Ne, Bonnie Tyler, tai net eina šiurpas per odą pagalvojus, šiaip jau rytoj jinai turėjo koncertuoti Vokietijoje. Ta prasme, jau metų pradžioje buvo suplanuota daugybė koncertų, kurie turėjo vykti šiais metais. Šiais metais kovo mėnesį jinai pristatė naują dainą koncerte Jungtinėje karalystėje. Praėjusiais metais jį įrašė savo didelio hito versiją su Davidu Guetta, kuris yra vienas didžiausių pasaulio garsiausių, populiariausių šokių muzikos kūrėjų. Ir gegužės mėnesį ta žinia tikrai buvo šokas, kurį apskriejo pasaulį, kad savo namuose Portugalijoje, kur ji beje turėjo namus ir gyveno dar nuo praėjusio amžiaus 90-mečio pabaigos, jį pasijuto blogai
vaikai, tai buvo mūsų negalavimas ir, na, tos informacijos nėra taip jau daug ir išsamios, bet kas yra atskleista, kad tai buvo žarnyno problema, teko skubiai operuoti, britų spauda rašė, kad tiesiog trūko žarna. Ir Bonnie Tyler pateko į medicininę komą, iš kurios pabudo, bent jau tokia buvo informacija birželio viduryje. Tačiau jau tada buvo pranešta, kad jos būklė labai sunki ir dėja šiandien pusiaudienį jos šeima išplatino tą tikrai labai labai liūdną žinią. Bet turbūt norėtųsi išbaigti gražesnę gaidą. Total Eclipse of the Heart, turbūt prie visų dabar pranešimų, prie jos pavardės yra šis pavadinimas, kokio masto, kokios reikšmės ši daina. Tai buvo viena populiariausių dainų tais metais pasaulyje. Ta daina keliasdešimties šalių buvo populiariausiųjų sąrašo viršūnėje. Ir su šita daina, aišku, yra labai juokinga istorija, nes labai nedaug trūko, kad Bonnie Tyler šitos dainos nedainuotų. Dainos autorius tą dainą parašė kitam puikiam dainininkui, kurio irgi nebėra tarp mūsų, Meat Loaf. Tačiau jis paklausė, sakė, man gal per sentimentalu, gal man nelabai čia įdomu, nelabai noriu dainuoti. Bonnie Tyler gavo šitą pasiūlymą, sakė, gerai, aš sudainuosiu. Ir kartais štai taip nutinka likimas, kad aišku, kad tai yra jos vizitinė kortelė, aišku, kad tai yra daina, kuri ir praėjus daug metų tikrai skambės per radiją, na, o šiandien, aišku, per radiją ir televiziją jis skamba visame pasaulyje. Ačiū tau, LRT populiariosios muzikos vyriausiasis redaktorius Ramūnas Zilnys. Na, kadangi su Ramūnu mes ir apkalbėjome šią dainą, labai noriu jūs pakviesti, jos pasiklausyti, tuo pačiu atsisveikindama. Gražios popietės. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Turn around. I dream of something wise. Turn around. Every now and then I get a little bit helpless and I'm lying like a child in your arms. Turn around. Every now and then I get a little bit angry and I know I've got to get out and cry. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified, but then I see the look in your eyes. There's nothing I can do, a total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart.
only falling apart. Nothing I can do, a total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart.